nesenai pagalvojau, tiek video esu pridaręs, kad galėtų kas nors paimti ir padaryti tokį juokingai gėdingą montažą. Nu ką aš žinau, šiaip man patinka šūdai, tai niam dalykas. Jo, aš ką tik priverčiau save pasakyti, kad aš mėgstu šūdus. Fantastika, Lukai. Fantastika. Sveiki, berniukai, mergaitės, senai nesimatėm, Klaus Luko numeris 8, atrodo, kas čia žino. Ir right up into the questions. Karakanas 7 klausė, kas per bibis jisai yra. Ko gero, galbūt esi vienas iš tų Los Bibis grupės narių. Tai variantas. Di Bruklinas klausė, ar dažnai lankausi diskotekose. Visiškai ne, man labiau patinka vakaronės, tokie su tautiška giesme, su dainuška, polkuška, sušokti tokie, žinai, klasikiniai. Visi tie klubai, diskotekos, Jėzų, malalietkos, kas ten per muziką, bumčik, viskas. Jokio supratimo apie tautosakos meną, apie kalbosakos meną, apie dainavimą ir aplamai apie gerą laiko praleidimą. Kapitė 123 klausė, ar moku nusivilkti maikę neatsisekęs kelnių. Kodėl turėtų kilti problema nusivilti maikę neatsisegus kelnių? Aš neturiu tų maikių, kurios susisega per klyną, jeigu tu to klausi, čia tokia, jeigu paslėpta mintis. Bet jeigu tau kyla problemos nusivelkant maikę neatsisegus kelnių, bičia, eisi toli. Tikrai eisi toli. Parkour Brothers 007 klausė, jei duotų jam kas nors į nosį, ar jam atsirištų batų raišteliai? Ne, bičia. Visiškai ne. Batų raišteliai tikrai neatsirištų, bet atšoktų triusikai tiesiog kaip guminukas. Pau! Like that. Beje, tai yra antras pagal lengvumą triusikų nuvomimas. Beje, tai yra antras pagal lengvumą triusikų nuėmimas merginai. Norit pasakysiu pirmą patį lengviausią būdą, kaip nuimti merginai triusikus? Pameluokit, pasakykit jai, kad jinai graži. Viskas. Easy peasy. Job done. Kas per voverušką klausė, ką padaryčiau žmogų, jei jis pasakytų man pusk nahui. Atsakyčiau maždaug taip. Eik tu durniau, tu esi net pats toksai, kaip net nesakyk taip. Durniau. DJ Dekas klausė, koks mano svoris ir ką aš mėgstu veikti laisvalaikiu. Kas per pirmą kartą tokius du keistus klausimus gaunu, kurie visiškai neturi jokios prasmės ir jokios logikos. Tai lyg maždaug pasodintum bežionę prie klaviatūros ir paprašytum, kad jinai parašytų tau dainą. Maždaug tas būtų. Bet keisčiausia tai, kad aš užmiršau, ką aš norėjau pasakyti. Augis G paklausė ir nori žinoti, ką aš dabar laikau rankose. Laikau tavo klausimą užrašytą savo ranka ant popieriaus. Keista, ne? Wow, lyg aš numatyčiau ateitį. ADC menedžerio antrasis klausimas mane labai sudomino, nes tai buvo ko gero, na kaip galim čia pasakyti, įdomiausias būdas pareklamuoti savo puslapį paklausiant, ar aš jame nesilankiau. Lukai, ar esi kada nors buvęs puslapį www, mano šūdinas puslapis, man 13 metų ir jisai užsidarys po mėnesio, ten yra ccservas.lt. Ten yra VIPas. Galima atsiskaityti papildymais. Prabangiai. Sakyčiau prabangiai. Viskas, bičiuliai. Užbaigėm Klaus Luko numeris 8, nes man produceris rodo viskas. Stop, kapiš, end. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą video ir vėl praleido savo brangų laiką nenudingam dalykui. Kaip visada, aš Lukas, Wire Who, yes baby.